Pagaliau sprogo antrasis tech burbulas, dirbtinis intelektas išpūtė visą akcijų rinką ir dabar bus krizė. Tokių ir panašių antraščių galima buvo matyti pastarą savaitę visam pasauliui panikuojant, kad žinomiausio čipų kūrėjo Nvidia akcijos krito 18% ir nušlavė $600 milijardų kompanijos kapitalizacijos. Microsoft krito 6,5% ir Broadcom krito 9%. Tai va šitaip krenta rinka ir prasideda išpardavimai, kai pasaulį sukrečia netikėtumai. Šitame video apie tai, kaip ir kodėl rinką sukrėtė naujasis dirbtinis intelektas, ar tikrai prasidėjo krizė, kaip šią situaciją naudojasi investuotojai, kaip investuoti į dirbtinį intelektą ir kur dar šiuo metu gali būti naudinga investuoti. Kai visą žiūrėkite video iki galo, klausimus rašykite komentaruose ir jūsų skirtas laikas paspaudžiant ant like mygtuko ir prisidėjimo prie šio kanalo augimo yra labai vertinamas. Ačiū Jums. DeepSeek pristatė naują dirbtinį intelekto kalbos modelį, kuris sulaukė labai didelio vartotojų susidomėjimo, bet ne tai sudrebino akcijų rinką. Pasak DeepSeek kūrėjų, pirma, jiems kainavo apmokyti savo dirbtinį intelektą daugiau nei 1000 kartų pigiau nei sumokėjo OpenAI vystydami savo ChatGPT. OpenAI yra išleidę daugiau nei $6 milijardus, kaip DeepSeek tai padarė už mažiau nei $6 milijonus ir ši žinia sukėlė pirmą susirūpinimo baimę. Ar OpenAI išpūtė kainas, priversdama galvoti, kad tų technologija yra brangesnė negu yra iš tiesų. Antra, pagal DeepSeek jie sugebėjo tiek optimizuoti savo programinę įrangą, kad jai veikti pakanka mažesnio galingumo ir pigesnių čipų nei yra naudojami rinkoje. Ir šis faktas sukėlė antrą susirūpinimo bangą, kad šiuo metu populiariausias ir žinomiausias čipų gamintojas Nvidia gamino čipus, kuriems iš tiesų nėra didelės būtinybės dirbtinio intelekto veikimui ir tai privedė prie to, kad Nvidios akcijos krito vertėje, nusinešant $600 milijardų kompanijos kapitalizacijos. Tai iš pirmo žvilgsnio gali iš ties susidaryti įspūdis, kad rinkos buvo dirbtinai išpūstas, bet pasigilinus kiek labiau, OpenAI konkurentai skelbia, kad jiems padaryti tą patį kainavo 1000 kartų pigiau, kas skamba neįtikėtinai. Kad atkartoti jau sukurtą technologiją, pavadinkime, praeiti jau numintų keliu, kad tai gali būti pigiau, be abejo, bet kad tai kainuotų 1000 kartų pigiau, skamba kiek neįtikėtinai. Na ir toliau pradėjo skambėti kiti faktai apie naująjį konkurentą. Pirma, tai kad konkurentai ne visai kūrė savo naująjį produktą, o kopijavo ir naudojasi OpenAI padarytų darbų, ko pagal viską daryti negalėjo. Čia panašiai kaip ir paimti jau pagamintą produktą, jį perpakoti ir užklijuoti savo etiketę. Ganėtinai daug kas taip daro, bet ar tai gali daryti? Teisiškai ne. Bet jeigu jie tai daro šalyje, kuri nesilaiko tarptautinių nurodymų, patentų ir toliau, ar tai gali kažkas uždrausti? Gal. Antra, nors ir DeepSeek dirbtinis intelektas naudoja mažiau pažangius čipus, jie vis vien naudoja Nvidios čipus, kas pasirodo pačiai Nvidijai irgi atnešė naudos, nes mažiau pažangiems čipams, senesniems čipams atsirado didesnė paklausa. Trečia, kyla klausimas dėl dirbtinio intelekto pažangumo. Nors naujasis konkurentų produktas verslams norintiems implementuoti kainuoja šiek tiek daugiau nei 40 kartų pigiau, kyla klausimas dėl DeepSeek intelekto pažangumo, kiek patikimą informaciją jisai geba generuoti. Nes kaip be pasuksi, kiek be optimizuosi programinę įrangą, jos veikimas priklausys nuo pačio čipo galingumo, o galingesnis čipas tuo yra galingesnis, jis gali atlikti daugiau operacijų per tą patį laiką. Ką padarė OpenAI kaip atsaką naujam konkurentui? Jie apkarpė savo galingiausiai ChatGPT 4 turbo modelį ir paleido mažesnės apimties O3 mini versiją. Tai jeigu OpenAI per kelias dienas į atsaką konkurentui apkarpė savo produktą, kad jisai darytų kažką panašaus, tai šis faktas puikiai pademonstruoja tai, kad OpenAI produktas yra labiau išvystytas. Na ir tada dar kyla klausimas, ar mes norime prisidėti prie vakarietiško dirbtinio intelekto modelio vystymo ar prie rytietiško. Ką dar padarė OpenAI? Tai jie paleido Operator, kas yra agentas, tai supaprastintai kaip jisai veikia. Tai jeigu iki šiol bendravimas, darbas su dirbtiniu intelektu veikia, vadinkim, chato lange, dabar turint įsirašius agentą, jam galima duoti užduotis, pavyzdžiui, sudėlioti kelionę ar surasti ir palyginti internete atitinkamą produktą. Ką darys agentas? Tai jisai naudojantis naršyklę, paprasta kalba kalbant, pats naudosis jūsų pelyte, klaviatūrą, atidarinės naujus skirtikus, naršys po puslapius ir darys tai, ko jo buvo užklausta. Aišku, pats vartotojas gali bet kada prisidėti, pats pakoreguoti užklausą arba ją nutraukti. Įsivaizduokite, duodate agentui užduoties arba darbo parametrus ir jisai viską jūsų vardu padaro automatiškai. Tai čia kitas žingsnis, prie ko juda dirbtinio intelekto naudojimas, kam reikės pažangių čipų ir pilnos apimties neatkarpytų dirbtinio intelekto modelių. Arba gal tiesiog labai specializuotų galingos apimties modelių.
kuriems reikia šipų. Tai tokios naujienos, o dabar kaip potencialiai iš to pasipelnyti paprastam mirtingajam. Pradedam nuo Nvidios akcijų. Pačią pirmą dieną krentant Nvidios akcijoms, fiziniai investuotojai suinvestavo 562 milijonus dolerių. Čia per vieną dieną. Per antrą dieną ši suma išaugo iki 921 milijono dolerių ir pirkimo banga dar nesibaigė. Tai jeigu tiek daug kas suinvestavo į kompaniją, kodėl akcijų rinka krito? Ir atsakymas yra ganėtinai paprastas. Investuotojai didžiąją dalimi, ne visų 100%, bet didelę didžiąją dalimi yra instituciniai investuotojai ir jų siekis yra uždirbti pinigus short terme. Tai nieko stebėtino, kad didelė dalis institucinių investuotojų pardavė savo Nvidios akcijas, dėl to krito kaina. Fiziniai investuotojai didžiąją dalimi investuoja mid ar long termui, o investuojant mid ir long termui, šis 18% akcijų kritimas yra nuostabus išpardavimas visiems norintiems long termui uždirbti pinigų iš Nvidios kompanijų akcijų. Potencialiai uždirbti pinigų, praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Tai jeigu tikite, kad dirbtinio intelekto sektorius dar yra augimo stadijoje ir kad jam reikės vis galingesnės įrangos veikimui, video aprašyme įdėsiu nuorodą plačiau pasidomėti Nvidios akcijomis. Kitas, kiek saugesnis ir labiau diversifikuotas būdas potencialiai uždirbti iš dirbtinio intelekto sektoriaus, tai investuoti kopijuojant investicijų valdytojų portfelius. Ir tai galima daryti automatiškai išvengiant pastovaus kompanijų tikrinimo ir pavienių akcijų pirkimo. Sausio 8 dieną pradėjau kopijuoti AI Revolution investicinį portfelį, kuris norimą pinigų sumą suinvestuoja į kompanijas vystančias ir uždirbančias pinigus iš dirbtinio intelektų sektoriaus automatiškai. Šiuo metu portfelį sudaro 35 skirtingos kompanijos ir nuo sausio 8 dienos, tai per 18 darbo dienų, šis portfelis jau turi 3,81% pelną. Plačiau apie automatizuotus portfelius, jų veikimą ir investavimą juos esu daręs. Video nuoroda bus čia kortelėje ir video aprašymą įdėsiu nuorodą paskaityti plačiau apie minimą automatizuotą dirbtinio intelekto portfelį. Trečia investavimo idėja, kurią išgirdus pirmą kartą man kilo susidomėjimas ir kuri nuskambėjo labai logiškai, taip pat idėja nuskambėjo labai logiškai, tai investavimas ne į dirbtinio intelekto sektorių, o į robotikos sektorių. Logika yra ta, kad dirbtinis intelektas virtualioje erdvėje tobulėja labai sparčiai ir kitas etapas jo implementavimui yra fizinė erdvė, o ko tam reikia? Reikia robotikos, kad dirbtinis intelektas būtų įgalintas atlikti užduotis ne skaitmeninėme pasaulyje, o fizinėme pasaulyje. iShares Automation and Robotics UCITS ETF investuoja į 150 geriausių pasaulyje kompanijų veikiančių robotikos ir automatikos sektoriuje. Investuoti galima nuo $10 arba eurų. ETF nuorodą taipogi įdėsiu video aprašymą pasiskaityti apie jį plačiau. Ir pabaigai investavimo spekuliavimo mažomis sumis eksperimentas. Nuo lapkričio pradžios investuoju kiekvieną savaitę po $20 į trigubą sverto S&P 500 ETF, kuris juda vertė trigubai negu S&P 500 indeksas ir kiekvieną savaitę dalinuosi rezultatais ir demonstruoju, kaip atrodo pats investavimo procesas atliekant investavimą. Tai per pastarąją savaitę nieko įspūdingo neįvyko, nei viena pozicija nebuvo uždaryta. Sausio 27 dieną daryta investicija yra pakilusi 2,22%, kai pakils iki 6% uždėsiu trailing stop loss funkciją, kad pradėjus kristi investicijos kaina, ji būtų automatiškai parduota, kad būtų automatiškai realizuotas pelnas. Investavimas tiek į akcijas, tiek į automatizuotus portfelius, tiek į ETF'us atrodo. Taip pat dabar investuosiu į S&P 500 trigubos sverto ETF-ą. Asmeninėje brokerio paskyroje paieškoje suvedu fondo pavadinimą arba trumpinį SPXL. Pasirenku, spaudžiu trade, nurodau, kad investuosiu $20, spaudžiu buy ir kitos savaitės rinkos apžvalgoje pasidalinsiu, kaip sekasi šiam eksperimentui. Nvidios automatizuoto dirbtinio intelekto portfelio robotikos ETF-o ir trigubos sverto ETF-o nuorodas rasite video aprašyme. Taip pat svarstantiems pradėti investuoti ar norintiems išmokti daugiau apie investavimą yra nemokami 10 paskaitų 10 valandų profesoriaus analitikų ir investuotojo Peter Martin investavimo mokymai, kurios galima gauti dovanų susikūrus eToro online brokerio paskyrą. Specialią registracijos nuorodą gauti mokymams rasite taipogi video aprašyme. Šiame video bus mano paruoštas eToro registracijos ir brokerio naudojimo gidas, sėkmingai investavimo ir kaip visad pasimatom pirmadieniais, ketvirtadieniais ir kartais sekmadieniais.